Žinai ką, Bobi? Ką pasakysi, Robi? Pabodo man čia sėdėti, kortom žaisti. Gal varom kur nors, pavyzdžiui, į Angliją, Londoną. Jo, Londoną. Jo, bet mes angliškai nemokam. Kaip mes ten susikalbėsim? Aš tai moku. Na tai tada varom į Londoną. Bet ar suspėsim mes į lėktuvą? Kiek čia tų dabar valandų? Jau po 12, tai klausyk, teks automobiliu važiuoti, nespėsim į lėktuvą. Ir vėl pralošiau. Varom geriau į Londoną. Kaip nuvažiuoti į Londoną? Tiesiai. O, supratau. Praalkau aš kažkaip tai, Bobi. Žiūrėk, man atrodo, kad ten baras. Turbūt ten tikrai baras. Einam, Bobi, pažiūrėsim, gal ten iš tikrųjų baras. Gal rasim ką nors suvalgyti skanaus. O, parašyta Snake Bar. Bar tai tikrai baras. Bet Snake, palauk, kągi reiškia Snake? Taigi Snake reiškia gyvatę. Jeigu Robis ir Bobis būtų mokėję teisingai perskaityti anglišką užrašą, nebūtų supainioję žodžių snake – gyvatė ir snack – užkandis. Vyrukai būtų skaniai papietavę Londone ir smagiai sugrįžę namo.